Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Rungtynės liūdnai, kad pralaimėjom, buvom gerai, žaidėm gerai, neįmušėm, kai turėjom progas. Pirmą kėlinį šiek tiek per žemai žaidėm, antrą kėlinį bandėm pakoreguoti, raudona kortelė, parodom charakterį ir sugebėjom toliau paspaust varžovus. Kas lėmė rungtynių baigti? Įvartis. Ir kokia Vėžiavičiaus būklė? Tik grįžo dabar, gal net neturėjo žaisti, bet jau į aikštę pabandyti. Ir tiek to, bet, kaip supratau, klausimų nebeturit, tai norėjau padėkoti pirmas ir galiai. Labai daug susirinko šiandien Gargžduose mums palaikyti. Aš manau, to ateina aišku nuo pasitikėjimo, kur mūsų komanda rodo jiems per tos rezultatus. Ir aš manau, kad mūsų žaidimų šiandien bent duoda viltys, kad galima daugiau laimėti rungtynių. Tikrai gaila, kad šiandien buvo sunku. Nesugebėjom įmušti tos progas, kur turėjom. Ir to nulėmė, kad mes pralaimėjom varžybų. Vis tiek noris ir duoti žodžių. Tikrai mes visi stengiamės maksimaliai, visi daro savo klaidas. Bet šiandien šiek tiek, aš manau, buvo suklydęs teisėjo kartas nuo kartas. Todėl mes gaunam kortelės, varžovų negauna geltonas kortelės. Jau prie varžybų tokia pat situacija buvo. Ir tos geltonas kortelės po to Ramanauskas šiandien nežaidė, kitą varžybų po to pradės ir kitą nežaist. Ir to labai sunku yra. Ir nebuvo taip, kad mes, nesakau, kad mes nevertam tos kortelės, bet ir varžovai verta turėti kortelės ir jos negauna. Ir gali čempionatą to visas suskaičios į vieną eilutę ir tos komandos, kur turės mažiau kortelės, tas stabiliau žais. Tai aš manau, kad reikia atkreipti dėmesį į to situaciją. Buvo labai panašios situacijas, kur mes gavom, jos negavo. Ir aišku, to mažai baudai, kartas ten leidam žaisti, po to nebeleidam žaisti. Ir kartas gali mums sąlyginai pastumti vieną komandą į vieną pusę. Šiandien atsitiko su mums tikrai, aš manau, kad Šimenis labai geras teisėjas ir net prieš metų, kai buvo to įvertinimo, mes labai aukštai jo įdėjom, dėl to, kad jis yra geras teisėjas. Bet visi kartas kažkur suklydo ir aš manau, kad šiandien bei štai buvo specialios su kortelės. Dar norėčiau padėkoti komandą už atsidavimą ir todėl to noro, kur parodo, buvo superinė. Ir ką mes darom antrą kėlinį, aš manau, duoda viltys į priekį. Svarbu dabar nesustoti. Čia psichologiškai reikės dirbti, todėl jeigu mes sustosim, bus labai sunku. Ir reikia žiūrėti tą situaciją, kad mes nesustotum, nepanikuotum, bet toliau eisim. Bus dienas, kur pralaimėsim, bus dienas, kur laimėsim. Laukia išvyka Žalgiris, kur vadinamų bonus points iš čempionatą. Ten yra komanda, kur kitą čempionatą žaidė savo, bet tos bonus points ir pabandysim surinkti.